Sveiki sulaukę Atvelykio, sveiki sulaukę dar vieno sekmadienio, sveiki sulaukę dar vienų BetSafe LKL pirmenybių rungtynių. Su jumis mes sveikinamės iš Vilniaus. Prognozuojamas šios dvi komandos yra šiame sezone. Turėjo ir geresnių, ir blogesnių atkarpų, o čia Arnoldas Kulboka jo. Žinoma, dar tik pati susitikimo pradžia ir čia Marekas Blaževičius. Gagičius atsako tuo pačiu Arnoldas. 3 sekundės atakai, Kovliaras šokdina Arnoldą Kulboką ir po Trigubą susikeitimą nepalieka gynėjų baudos aikštelėje su Gagičiumi. Čia Gagičius suranda Slavinską ir džiugo Slavinsko 2 taškai. Ir pražangos galbūt. Veikiausiai. Tayloras gražiai atrodė, kad Mantas Rupštavičius. Po prastesnio epizodo gynyboje Grantas. Tayloras poliai, galinė linija ir Bruksas iš 3 taškų zonos, apie ką ir kalbėjau Augustui. Siūlyti būtent Bruksas. Čia Bičkauskio atsakymas. 3 taškai yra labai sunku jį atimti. Kovliaras palieka Bruksą už nugarį, nusimeta perdavimą Martynui Varnui ir šis pataiko jau. Kavonas nesusikalbėjo su Bruksu, ten labai įdomus epizodas, o čia Trešonas Tormanas. Blaževičių grįžino kamuolį Jeffas Tayloras. Ir dar sėki keičiasi perdavimais šie du žaidėjai ir viskas baigėsi. 6 sekundės lieka atakai. Varnas pusę žingsnio toliau nei 3 taškio linija. Šaltakraujiškas šūvis taškai. Kulboka prieš Kovliarą. Apsisukimas per dešinį petį iš Arcimo. Mėgsta atlikti tuos greitesnius metimus, tą labai gerai daro ir antrą kartą iš eilės tą daro sėkmingai. O Mantas Rupštavičius, Slavinsku, Maldūnu ir Bičkauskiu. Kovliaras iki galo ir dar 2 ukrainiečiai. Čia visas 6 minutės, po to, kai jis užsidirbo 4 asmeninę. Tayloras visiškai laisvas ir tokius metimus. Ką baigtųsi sėkmingai, tai jau būtų šioks toks rimtesnis pareiškimas ir būtent tą daro Dovičius. Užmigo labai trumpam, bet ukrainietis tą išnaudojo. Gagičius prieš Blaževičių, ten Andriusas buvo pasiruošęs padėti, o Saša Kovliaras. Bet paskutinį kartą, kai šios komandos žaidė Vilniuje. Gagičiui įmestas kamuolys ir Džordžia Gagičius. Andriusas meta pro šalį, Gersonas Bruksas ima kamuolį, tiksi paskutinį minutę. Andriusas dar kartą iš to paties taško ir iš aikštės vidurio. Ir laimi šias rungtynes Panevėžio 7bet Lietkabelis 7. kartą iš eilės.